Dar visai neseniai Druskininkuose įsikūręs 3-ojo amžiaus universitetas jau greitai švęs 1 metų gimtadienį, o šį antradienį universiteto bendruomenės nariai susirinko į naujų mokslo metų atidarymą. Šiandien mes atidarom antrosius mūsų mokslo metus. Todėl taip gausiai pas mus susirinko žmonių, mūsų klausytojų, taip pat šiandien tikimės gal ateis ir naujų narių. Pagrindinai pas mus vyksta kelios formos yra paskaitos, tokios, pasakyčiau, tokios bazinės paskaitos, sveikatos klausimais paskaitos, meno klausimais paskaitos, kultūros pažinimo, o toliau vyksta tam tikri pokalbiai, diskusijos, seminarai, kuriuose dalyvauja labai intensyviai žmonės mūsų. Taip pat mes kartais organizuojame net išvyką į gamtą, kur deriname kartu fizinius pratimus, meditacijas. Reikia pasakyti, liaudies patarlė taip sako, kad mokytis ir namo grįžti niekad nevėlu. Šiuo metu 3-ojo amžiaus universitete veikia 4 fakultetai. Užsienio kalbų, kuriam vadovauja Vaclovas Klevickas, kultūros pažinimo, dekanė Ona Malaškevičienė, pilietinės visuomenės, dekanė Nijolė Arbačiauskienė ir menų fakultetas, kuriam vadovauja Druskininkų garbės pilietis, meno žinovas Adalbertas Nedzelskis. Aš gyvenime įvairius darbus dirbau, bet jie visi būdavo tokie galbūt daromi daugiau dėl kaip sakant, ne iš malonumo, bet reikėjo uždirbti pinigus, reikėjo auginti vaikus, reikėjo, o dabar nieko nebereikia. Esi laisvas ir renkiesi, ką nori. Ir vat atsidarė tas 3-ojo amžiaus universitetas, kokia aš patenkinta, kad aš ten einu. Žmonės jau taip atsisėda ir pasišneka, ir labai malonu. Ir sužino kažką tai. Ir aš visai negalvoju, kad tos žinios nebus reikalingos. Jos gal nebus reikalingos, bet vis dėlto malonu, žinai. Ir visuomenė geriau priima. Ta prasme, kad mato, kad žmogus jisai nesėdės ir netoks piktas jisai būna. Reikia paįvairinti savo kasdienybę, nes kadangi nedirbi, tai veiklos tokios aktyvios nėra, o visada norisi tobulėti, o tobulėti ribų namuose tokių didelių nėra, išskyrus internetą, todėl pabendrauji su žmonėm, išgirsti įdomių minčių ir praturtini save. Kaip sakė krašto pažinimo fakulteto dekanė Ona Malaškevičienė, pagrindinis jų tikslas – pažinti savo miestą. Fakulteto nariai džiaugiasi praėjusiais metais organizuotais renginiais, tokiais kaip Druskininkai vakar, šiandien ir rytoj, prieš Velykas rengta popietė Velykų belaukiant ir išvyka į Antano Česnulio sodybą, kurios metu tautodailininkas atskleidė medžio drožybos paslaptis. Šiais metais visi fakultetai plės veiklą ir tikisi sulaukti dar daugiau naujų narių. Nauji nariai pas mus laukiami dieną, naktį, vasarą, žiemą. Kada tik nori, gali prisijungti. Jeigu pamatė, kad yra skelbimas, gali ateiti nauji nariai, mes užpildysime tam tikrus dokumentus ir mes juos jau laikysime savo nariais. Dabar turime mes maždaug apie 70 narių. 3-ojo amžiaus universiteto rektorius Jonas Valskys sakė, kad šiais metais universitete dėstys dar daugiau lektorių. Universitetas jau dabar palaiko glaudžius ryšius su Vilniaus, Marijampolės, Anykščių universitetais ir ateityje žada vieni su kitais bendradarbiauti bei dalintis sukaupta patirtimi.